Apie ką šnekam? 3, 2, 1, važiuojam. Sveiki. Kas čia? Federacija. Federacijos atstovai. Sveiki. Sveiki. Papasakok, Giri, ko susirinkom, apie ką šnekėsim ir gal apie praeitus metus tik šiek tiek informacijos. Apie praeitus metus, taip, šiaip, ko susirinkom, tai susirinkom aptarti praeitus metus, kaip supratau. O tai mes kalbėjom, mūsų vienas pirmų podcastų buvo apie praeitus mes galim metus. trumpai pakalbėti apie Europos čempą, kur važiavo. Tai, apie Europos čempą, pašnekam apie ateinantį Lietuvos čempionatą, tuomet apie kaip bus formuojama rinktinė ir pasaulio čempionatas. Taip, bet mes dar nepamirškit, turime Europos čempionatą ir Lūkesčių komandinis čempionatas. Europos čempionatas dar... Švedijai. Ok, taip, nu tai gerai, tai pradedam nuo Europos čempionato, Meisters, kur ką tik įvyko, važiavo... Jaunimas ir veteranai. Važiavo mūsų buvo 17 iš viso sportininkų, plus 2 treneriai, medija žmogus ir keli federacijos atstovai. Aš pats negalėjau dalyvauti šį kartą. Va, bet Piotrai, kadangi tu buvai kaip treneris, tai gal labiausiai ir galėtum mums papasakoti, kaip kas... Kaip atrodė jaunimas? Jaunimas atrodo perspektyviai, kas man patiko, tai kad mūsų jaunimas, čia pirmas startas daug kam buvo, tai... Turiu ne užsienį. Lietuvoje tai praktiškai visi jau buvo dalyvavo. Tai pamatė kitų atletų lygį. Ir mes dabar žinom, kur mes esame. Jo, jeigu iki šiol važiavom, tai neįsivaizdavau, kur būsim, ar būsim paskutiniai, ar būsim pirmi, tai dabar įsitikinom, kad esame per viduriuką. Žinom, kas geriau, kas yra gerai, žinom, kur reikia dirbti, kur nereikia dirbti, koks mūsų lygis. Kas labai patiko, tai aišku, Mindaugo Michailovo pasirodymas, iškovojo 2 vietą, nedaug pritruko iki 1. Dėl mūsų masterių nieko pasakyti negaliu, tai praktiškai nestebėjau jų, buvau su jaunimu pagrindė, aukštų vietų neužėmėm, geriausiai pasirodė Matas gal, ne? 7. Kas liečia organizacijos, tai kas važiavo, tas žino, kas ne... Žino, tai gal ir nereikia žinoti. Jo, šiaip prastokai buvo organizuota palyginus su mūsų druskininkų čempionatu, tai mes esame aukštam lygiui. Kas dar? Tarp kitko, jau gavom tokį neoficialų paklausimą, kvietimą, ar nenorimės kitais metais organizuoti šį būtent renginį, Europos veteranų ir jaunimo čempionatą. Tai tiesiog dar kartą patvirtina, kad tikrai mokam tą dalyką daryti. Jo. O aš tokį teorinį, galbūt retorinį klausimą norėčiau užduoti, kad prieš formuojant rinktinę mes ten irgi turėjom daug diskusijų iš tikrųjų vykdomojo komiteto viduje ir su tėvais ir vaikais pačiais. Ir tada svarstėm, koks geriausias būdas yra vis dėlto mums važiuoti dabar čempionatą, ar pasirinkti ten mūsų manimų top 3 ten, ar top 5 ir tik tai juos išvežti, ar vis dėlto bandyti tą turimą biudžetą kažkaip paskirstyti tarp visų ir kuo daugiau nuvežti. Matai, mes neturim tokios... Buvo... Supratau, ar buvo geras sprendimas, ar ne? Manau, kad sprendimas buvo geras. Mes tokios prabangos neturim, kokie norvegai, ar švedai, ar vokiečiai, kurie daro atranką, jie daro net varžybos atskiros, kad atrinks tos 3-4 žmonės į rinktinį ir tada siunčia jau narius. Mes fiziškai neturim tiek jaunimo. Pas mus kategorijai ten kiek būna, ten iki 5 vaikų. Tai, bet mūsų vaikai, kad ir be atrankos, kurie praėjo į rinktinį, visai gerai pasirodė ir Europos čempionate. Plius tas vaikas vaikui nelygu ir dabar skirtumas tarp 14 ir 15 metų vaikai yra labai didelis. Tai jie labai greitai auga, jie labai greitai keičiasi. Gali būti, jeigu atranka vyksta sausio mėnesį, o varžybos Liepos mėnesį, tai čia bus du skirtingi vaikai. Ja, taip pat iš tėvelių gavome šiokių tokių žinučių, kad dėkui, kad ir organizavote ir išvežė tos vaikus, nes tikrai vaikai yra ne tai, kad šokė, bet excited labai, kad pavyko tarptautinio arenui sudalyvauti, kad ir nesvarbu koks rezultatas. Tai tikrai irgi buvo labai malonu gauti tokius atsiliepimus. Tai ačiū tėveliams ir vaikams, kurie vis tiek prisidėjo kaip... Dabar, kas iš vaikų grįžo, tai super visi užsimotyvavo, pripirko rėšinių, gripsų, diržų, lifterių, pradėjo dažniau mokėti. Taip, pradėjo domėtis sportu, pamatė, kad rezultatų galima pasiekti, tik tai reikia šiek tiek daugiau įdėti darbo. Ir aišku, labai atskiras didelis ačiū federacijos vardu tau, Robertai, Piotrai ir Gintui, kad sutikot, išvažiavot, paskirėt savo laiką, nes apart to, kad laikas, kelionė yra ir jūsų tas laikas, kai jūs negaunat pajamų būnant tenais, tai tikrai labai didelis ačiū. Važiuojam toliau.
dabar apie Lietuvos čempionatą turbūt, kas yra arčiausia Taip. ir svarbiausia. Tai gal bendra kažkokia informacija apie Lietuvos čempionatą. Kur ir kada ir kodėl. Tada perinam prie klausimų, atsakom klausimus ir manau, iš to tenais gal ir kils ir daugiau diskusijų. Ir tada perinam prie rinktinės formavimo ir taip tęsiam toliau. Labai gerai, tai aš tada bendrą tokį pristatymą padarau, tai Lietuvos čempionatas 2025, atviras Lietuvos čempionatas 2025, šiais metais vyksta visiškai naujoje vietoje mum, niekada dar neturėjom ten renginio, tai yra Uostamiestis mūsų Klaipėda, tarp kitko mano gimtasis miestas, kas man asmeniškai ypatingai malonu. Datos yra 1 rugpjūčio savaitgalis, datos pasirinktos irgi neatsitiktinai, labai daug vasarą yra renginių Klaipėdos regione vyksta, savaitgalis prieš yra jūros šventė, jeigu aš neklystu, ten dar savaitgalį prieš yra 1000 km ralis, tai iš tikrųjų tas panašu, kad tai buvo tas vienintelis savaitgalis, kada buvo ta laisva data, bet jinai labai gražiai sutapo su mūsų paprastai, kai vykdom pas ten Liepos pabaigoje. Taip, tuo pačiu labai svarbu paminėti, kad tom dienom vyksta Klaipėdos sporto festivalis, bet jis vyksta 2 ar 3 savaitgalius iš eilės. Tai kaip ir visas tas mėnuo rugpjūtis bus Klaipėdos sporto festivalis vyks, tai kartu tą patį savaitgalį Bastione vyks renginių, dar kažkas. Tai irgi bandome labai dabar integruotis kartu su organizatoriais Klaipėdos sporto festivalio dėl komunikacijos bendros viešinimo ir vis tiek pas mus, jeigu dalyvaus, tarkim, ten apie 200 sportininkų, tai mes sakom, kad bus iš viso 500 galbūt dalyvių kartu su žiūrovais, ten teisėjais ir visais kitais. Tai mes tuo pačiu turėsim progą nueiti kitas organizuojamas veiklas, pasižiūrėti, tos kitos veiklos žmonės galės prie mūsų renginį ateiti, pasižiūrėti, nes jis yra nebilituojamas, nemokamas patikimas. Tai labai gražiai daug dalykų sutapo ir renginiai, ir datos, ir gražus oras tikėtina, ir aišku, įspūdinga arena šiais metais laukia, tai Švyturio arena. Taip, čia kur Neptūnas žaidžia. Čia yra krepšinio klubo Neptūnas namų arena, taip, ir šiaip labai faina vieta, mes jau ten kelis kartus buvome apsižiūrėti, tai ką galim pasakyti ir pažadėti, kad renginys tikrai bus įspūdingas ir dar aukštesnių lygių negu prieš tai. Atviras čempionatas reiškia, gali dalyvauti ne tik lietuviai, bet ir užsieniečiai. Taip. Ar laukiam užsieniečių? Turime jau registracijų ir iš Latvių, turim susidėmėjimą iš estų, kalbame su jais, turime jau Lenkų registracijos, turime netgi vieną UK registraciją, tai taip, renginys yra atviras, gali dalyvauti visi, tai čia galbūt mes vėliau pašnekėsime apie reitingavimą, bet kaip visada mes bus vienas leaderboardas bendras renginio, o lygiagrečiai bus daromas leaderboardas būtent mūsų atletų elite kategorijos pagal amžiaus grupės, tuo pačiu, kad mes turėtumėm kaip medžiagą rinktinės formavimui. Ar privalai būti federacijos nariu, kad dalyvautų? Tikrai neprivalai ir irgi yra klaidinga nuomonė, kad tu privalai būti federacijos nariu, kad keliauti su rinktinė į varžybas. Ne? Tai vienintelis dalykas, ko mes prašom, tai jau kaip mes biudžetuojam ir mokam už sportininką, tai mes norim, kad jisai būtų federacijos narys, taip mums yra suadministruoti paprašiau. Tai žodžiu, rinktinė bus formuojama iš tų, kad jeigu tu ir nesi federacijos narys, tu gali papulti rinktinį. Taip. Federacijos narys, šiaip netgi, čia mūsų buvo, kai ta federacija buvo sukurta, buvo tiesiog principas, kuo daugiau turėti žmonių federacijų, kad ir kuo daugiau nuomonių būtų, kad tie, tarkim, susirinkimai metiniai, kad jie būtų, kad nebūtų vieno žmogaus ar 3 žmonių sprendimai. Nes, tarkim, palyginus kitos federacijos, tai jos veikia šiek tiek kitokių principų. Jie fizinių asmenų iš vis neturi kaip narių. Pas juos yra sporto klubai, būreliai, mokyklos yra jų nariai ir jie formuoja visą tą sporto politiką. Tai mes, kadangi jauni, šiek tiek kitaip viską pradėjom daryti, tai tos fizinius narius, turim fizinių narių labai daug, bet kaip rodo patirtis, paskutiniam mūsų metiniam liniam narių susirinkime dalyvavo 7 žmonės. Tai galbūt laikas susimastyti ir kažkaip, čia nėra greitas procesas, bet pakeisti tą visą dalyką, nes žmonės būna federacijoje, bet jie nereiškia savo nuomonės. Klausimas tada, ar kam jie ten yra? Tai va, atviras renginys, dalyvauti gali visi, kas nori ir kas svarbiausia naujiena, kurią mes labai tikime šiais metais, tai Lietuvos čempionatas apjungtas su jaunimo čempionatu, tai bus ir jaunimo veiklos ir dar tokia labai labai didelė naujiena, tai atradom rūkį kategoriją, tai yra visiškai žmonės... Beginners. Rūkį, kaip jau dabar vadinasi? Rūkį, mes užvadinom rūkyje, paprastai vadinasi arba beginners, arba novice, gali būti panašiai, tai ta divizija yra skirta žmonėm, kurie neseniai pradėjo
domėtis šito sportu, tik tai pradėjo lankyti treniruotės, bet tuo pačiu yra azartiški ir nori išbandyti save varžybose, tai yra skirta būtent jiem. Bet tu gali dalyvauti rūkių kategorijoje, jeigu tu sportuoji ilgą laiką, bet, tarkim, nelabai intensyviai. Žinoma, mes nesame įsivedę kažkokių tai minimalių reikalavimų ar maksimalių reikalavimų vienai ar kitai kategorijai. Aš manau, čia yra toks etiškumo jau daugiau principas. Ir tai atletas, jeigu aš užregistruosiu rūkių kategoriją, kaip jūs tai žiūrėsite? Aš pirmą tavęs paklausiu, kaip tu į tai žiūri. Greičiausiai tu nenorėsi to. Bet aš esu tikras, kad bus tokių atletų, kurie gal norės varžytis dėl medalių ir iš aukštesnės kategorijos perės į lengvesnį, nors ir atitinka reikalavimus. Tai jūs kaip... Šito mes uždrausti negalime. Bet ką reiškia atitinki reikalavimus? Tai, kad tu... Pavyzdžiui, tu pernai dalyvavai elit kategorijai, buvai pakankamai aukštai, tarkim 10 vietoje, o šiais metais... Argi tokių turim. Man visą laiką tokių atsiranda. Ta prasme, žinai, irgi gal... Ar galima iš aukštesnės kategorijos divizijos leistis į žemesnę? Galima. Kaip žmogų galima. Taip. Jeigu tu... Pasenai, jeigu tu... Arba mažiau sportuoji. Jauti, kad nebepatraukia. Jeigu tu prieš tai tenais stovėjai aikštelį ir negalėjai varžytis, kas iš to, kad tu padarai kažkokį judesį, bet tu jo nepadarai workouto metu. Tai gal tada protingiau yra nusileisti į vieną diviziją žemiau ir tenais varžytis jau. Dabar mačiau... Tikrai leiskit dar trupučiuką pasakyti, ko nenoriu, iš tikrųjų, nenorim, kad būtų, bet tai irgi neturim realiai įrankių, kaip tai uždraust. Tai, sakykime, kad top 3 sporto kategorijos praeitais metais, vis dar varžytųsi sporte, ne? Tai, jeigu jūs nuolatos, kiekvienais metais vis rodot, kad jūs esate nugalėtojas tos kategorijos, tai gal laikas yra pabandyti aukštesnę klasę. Būtent čia yra toks, čia yra grinai sportinis momentas. Etinis. Taip. Dabar vyksta German Throwdown, ten irgi yra elit klasės, sport klasė ir ten organizatoriai jie tą dalyką žiūri. Ir pakankamai aiškus reikalavimas, jeigu tu buvai quarterfinals praėjai į Openą, jeigu tu pernai dalyvai elitoj ir buvai kažkur pastebėtas elitos varžybos, tai jie tau neleidžia dalyvauti sporto kategorijoje. Tai pas mus tokio nėra. Mes tai griežtai taip nedarom, čia yra toks daugiau etikos klausimas. Dabar žiūrėk. Bet vėlgi, yra žmonių, čia, jeigu iš pavyzdį, yra žmonių, kuriem, sakykime, man patogiau būtų varžyti su elitu ir kad ir 20 vietą užimti, ne? Bet yra žmonė, kurie nori, jiems yra būtinas medalis, net šlovė kažkokia. Tai irgi nėra blogai kažkuria prasme, kiekvienas savaip kaifuoja, ne, nuo varžybų. Kiekvieno reikalas. Man irgi, kaip tau, man elitoj užimti paskutinį vietą yra smagiau turbūt nei laimėti sporto kategoriją. Man taip, bet man gal svarbu būtų gebėti vis tiek varžytis. Jeigu atsistosi ir nieko negalėsi daryti, tai... Jo, bet tam yra reikalavimai yra paskelbti. Taip. Jeigu tu viską atitinki reikalavimus, tai ko gero gali registruotis. Taip. Važiuojam toliau. Nemažai klausimų buvo, kaip pasirinkti kategoriją. Ar rūkį, ar sport, kaip ir ten, bet kaip ir atsakymai iš esmės. Kokį patarimą duotumė žmogui? Elit, tai sakyčiau taip, kad elitas jisai kovos dėl pasaulio čempionato, dėl rinktinės. Tai... Iškart pertrauksiu. Į rinktinį negali papulti, jeigu nedalyvauji elit kategorijoje. Iš sport klasės rinktinį papulti negali. Sport klasė yra nereitinguojama. Nereitinguojama. Tai yra tiesiog varžybos. Taip, bet mes vis tiek negalim sakyti, kad negali papulti, nes galbūt žmogus, mūsų pirmas reitinginis etapas Openas, jisai buvo ir tarkim, jame žmogus sudalyvavo, paimkim kokią PEM5 grupę, ne? Jis sudalyvavo Opene, buvo pirmas, Lietuvos čempionate šito divizijoje buvo 2 žmonės, kaip pavyzdys, jie ten pirmą, antrą užėmė, jie gavo, aišku, daugiau taškų reitingų, nes Lietuvos čempionatas duoda daugiau, bet tas trečias vis tiek jis atsirado rinkiniai pagal pirmo reitinginio etapo duomenis, rezultatus. Tai... Bet kalbam apie elitą. Elitą. Taip, tai jie negali pakliūti. Tai... Iš sporto klasės neneša taškų. Taip, tai reiškia, jeigu aš jau žinau, kad aš galiu dalyvauti pasaulio čempionate, tai reiškia, yra ir tam tikri lūkesčiai keliami, tai turiu juos atitikti. Tai elitas viskas aišku, reiškia, galvoju apie tai, kad galiu būti varžytis pasaulio čempionate. Sport divizija, tai reiškia, sakyčiau, yra dabar pakankamai arti elito, bet gal trūksta tenais kažkokių skillsų, trūksta jėgos ir tie svoriai nėra tokie dideli, kad varžytųsi elito divizijoje.
Bet jau dalyvauja varžybose ir yra aktyvus šitoje sporto šakoje. O rūkiai tai yra, aš matyčiau juos taip, kurie dalyvauja grupinėse treniruotėse, nėra tikrai tiek fiziškai pasiruošę dalyvauti sport divizijoje, bet vis tiek nori to varžymosi. Ar kažką pridėsit? Visiškai pritariu, Robertai, labai gražiai užvardinta. Norėjau tikrai paminėti dėl rinktinės dalykų, ką tu esi jau pasakęs. Ir galbūt galima kažkokį dar su Openu, ne, kažkokį tai suvesti. Tai jeigu Openą darei scale, dar tarkim, ne, tai galbūt neverta net į sportą kol kas. Bet rūkiai puikiai tinka. Tas, kas darė Open scale versiją ir patiko, tai rūkiai yra būtent ta vieta, kur jums reikia atsidurti. Logiška. Tai varžybos šiais metais vyks ne 3 dienos, o 2. Taip. Plus prisideda dar jaunimas. Taip. Kaip čia, ar bus įmanoma prasisukti logistiškai? Taip bus įmanoma. Ar vienu metu vyks per keletą aikštelių? Mes turime keletą scenarijų paruošę. Tai vienas iš scenarijų yra, kad tiesiog vienoj aikštėje viskas vyks nuo ankstyvo ryto, nuo ryto iki vakaro. Ir jeigu mes matysim, kad sutalpinam visą tai bandysim vienoj aikštėje išsisukti, tarkim, bet to pačiu yra kaip ir rezervuotas mums lauko aikštė prie Švyturio arenos, kur mes visą įrangą ir visą inventorių turime padaryti puikiai lauko aikštė. Ir tada būtų tas vadinamas side arena, bet to pačiu, tiesa, Švyturio arena yra vietos ir viduj padaryti side arena. Tai jeigu ten netyčia orai neleistų daryti laukia, tai kaip ir planas B, side arena ir tiesiog lygiagrečiai kelios rungtys vyksta. Dėl workoutų. Tai rūkė turės 4 workouts, kiek žinau. Ar čia dar nepatvirtinta? Šitas klausimas daugiau mūsų, sakykime, programingo skyriui jau būtų adresuotas, bet tokios bendros įžvalgos, ką mes kalbėjome, tai galbūt žmonėm, kurie pirmą kartą varžosi ypatingai, 6 rungtys sunkoka. Be to, teko girdėti, kad gali būti tos pačios, 6 domainai ištestuoti, apjungiant rungtis. Tarkim, nežinau, skills body weight kaip pavyzdys. O jaunimui, dabar Europos čempionatai, jaunimui, kas yra šiek tiek jaunesnės, jie turėjo 4 workoutus, iki 15 metų, nuo 15 jau turėjo 6. Dėl šitų dar neturi. Plius minus galima irgi taip įsivaizduoti, kad jaunesni gali turėti, kaip ir Igoris pasakė, kad bus testuojami kaip 6 testai, bet aikštelėje gali tekti išbėgti 4 kartus. Tai bus kaip iš 2 dalių workoutai arba sujungtas į vieną. Taip. Bet irgi buvo klausimas, jeigu neklystu, kiek dienų ar varžysis tie patys sportininkai, tai iškart pasakom, kad visi sportininkai varžysis 2 dienas, nes 4 rungtys vienai dienoje atlaikyti yra sunkiau. Sunkiau nei 6x3. Taip. Gerai, tai opiausias turbūt klausimas ir daugiausiai čia kelia neramumo, tai čia dėl programingo ir dėl Roberto, kad visi žinom, kad Robertas yra programuoja, tai part Robertas yra stankus programingo kūrėjas, kuris turi nemažai atletų. Tai Robertai, ar duosi savo atletams daryti kažką, ką jie žinos iš anksto? Ne, iš tikrųjų. Čia šiaip labai juokingas klausimas. Žinai, aš ir nesiruošiau, aš čia dar vakar galvojau, blemba, gal čia reikia pasiruošti, aš čia kalbą, dar kažką kaip čia atsakyti protingiau ir panašiai. Čia ir su Brilinga kalbėjom maždaug, snečus duodi? Tai reiškia bus nečiai. Bus nečiai. Tipo maždaug taip, kiekvieną judesį darai. Vienintelis dalykas, ką buvau savo pasakęs, kad per daug negalvosiu apie workoutus ir neparašysiu jų iš anksto, tam, kad nebūtų taip, kad netyčia neruoščiau jų būtent tiems workoutams, ką būsiu parašęs jau iš anksto. Tai workoutai bus neužilgo pradedami daryti. Tai dar kol ir praeis per visus žmonės ir kol čia patvirtinsim juos ir jau bus jau pateista paskelbimo diena, tai tikrai nebus taip, kad testuosiu su žmonėm, jie jau padarys tuos workoutus ir jie jau ten progresuos ir darys jau kažką taip, kad daeitų į kitų varžybų. Kitas dalykas, yra nemažai tų žmonių, kas daro programą, tai jeigu jau aš jiems pradėčiau duoti ir progresuotų į kitų varžybų,
tos kalbos labai greitai pasklistų ir čia tokia gėda užsitemčiau ant savęs, kad nebūtų smagu. Kitas dalykas irgi, pavyzdžiui, čia kaip ir su Danieliu šiandieną kalbėjom, visos varžybos kažkas programuoja. Ten, kaip tu sakai, kas programuoja Mayhem Classic, kas programavo Norvegijos čempionatą. Tipo, visada ateina kažkas ir programuoja tai, kas daro. Kas daro programą. Taip, tai... Tai vat aš irgi norėjau pridėti, kaip tik, kad mes ir, aišku, vykdomojo komiteto viduje diskutavom tą temą, koks turėtų būti pateikimas. Puikiai prisiminam tokį iš užpraeitų metų atvejį, kai tokios, kažkokia buvo tokia ne visai profesionali situacija su visko, tai nusprendėm, kad vis dėlto tarptautinės praktikos yra tokios, kad HWPO atvažiuoja, organizuoja renginius, Mayhemas programuoja renginius ir taip toliau. Ir, ką dabar reikia galvoti, kad visi Mayhem atletai jau yra labiau pasiruošę tam pačiam renginiui. Tikrai ne. Tai turim pakeisti mąstymą, tiesiog, tikim savo treneriu, tikim Robertu, tikim bendruomenę ir judam toliau. Nėra čia ko sustoti. Aišku, plus gera reklama, aišku, mes jau turim komisinį iš Roberto gauti, nes dabar kokie plus 20 žmonių į programingą iššoks. Žinai, arba 30. Aš sakau, jeigu būtų, pavyzdžiui, programai vos keletas žmonių, čia taip galėtum sužaisti nešvariai, bet neštum labai viduje pas save. O dabar, kai yra daug žmonių, tu nenuslėpsi tokio dalyko, labai greitai išeitų. Ir tada čia gėda tokia vieša labai būtų. Tai jungitės Stankus Training. Ar bus naujų judesių kažkokių? Bus. Elitui bus. Jau buvo ir stories, kažką tokio galima būtų tikėtis. Daug žmonių tau parašė, apsiverkė. Daug žmonių ir irgi, kaip ir sakau, man taip daug viskų minčių, maždaug žmonės keliat, ten kalbam apie vyrus, 100 kg snatchas ir neapsisuktant skersinio, čia yra 3-5 bandymų dalykas. Danielius 6. Danielius ten. Bent jau 10 kartų, bet bijau aukščio. Čia nėra apie... Čia yra apie koordinaciją. Čia tik tais keletą kartų papraktikuoti ir viskas. Tai ateina maždaug, kai buvo Norvegijoje pasaulio čempionatas. Čia tikrai nebus tokio sudėtingumo judesys, kad iš L-sito į handstandą ir vėl atgal į L-sitą, kur sakyčiau, čia yra vienas sunkiausių gimnastikos judesių. Tai tikrai tokio judesio nebus, kurį reikėtų praktikuoti ir ruoštis į ilgai, bet kažkas naujo gali būti. Ir gali būti kažkoks ir naujas, pavyzdžiui, formatas, ko anksčiau kažko neteko būti ten. Dead by. Čia labai sudomina. Dead by, taip gali būti, arba kad iškrenta kažkas, iškritimo principas gali būti. Endurance rungtys, visi pradeda bėgti, po 400 paskutinis atkrenta ir tai bėga iki kol visi negali. Jeigu yra 30 sportininkų, tai 30 bėgimų? 30 ratų po 400. Kiek čia yra 12 kg? Taip. O gal sprintas 60 metrų. O gal Hyroxas? Sprintas visai faina rungtys. Labai fainas. Kažkodėl įdomu, kodėl nėra buvę Lietuvoje dar sprinto kažkokio. Pamenu, darėm vaikam. Pamenu, vaikų čempionatą darėm sprintukus. Taip. Bet, žinai, iškritimo principu. Nice. Sprintas, bet ten gali startuoti iš karto, kad 5 žmonės negali startuoti, ar taip? Taip. Labai gerai. Įdomu, tikrai įdomu. Kažkur, žodžiu, siurprizų bus. Kažką bus. Labai tikėkimės. Taip. Labai gerai. Gerai, einam toliau. Labai daug klausimų tokių kaip, ar bus double underį, ar bus crossoverį, ar bus virvį, ar bus tas, ar bus anas. Tai atsakymas... Nežinau. Gali būti. Gali būti, gali nebūti. Ką tikrai žinau, kad plaukimo nebus. Taip, tai va šitą vertą irgi norėjau paminėti, kad nusprendėm jau nesiplėsti į plaukimą, nes tai apsunkina organizacinę dalį ir išpučia šiek tiek kaštus transliacijų, visų kitų dalykų. Tai nusprendėm Lietuvos čempą padaryti vienoje vietoje lokaciją. Taip pat labai nemažai klausimų dėl standartų. Ar koks ten atstumas iki sienos per laukus, o kokio aukščio virvė, jeigu bus virvė. Tai... Visi atsakymai yra International Functional Fitness tinklapyje, yra Movement Standards, tai nėra, kad jūs klausėt dėl 1000 judesių, tai atidarykite, yra PDF-as, Ctrl+F, paiešką suvedat ir visi atsakymai. Apie judesius dar, ką norėčiau pasakyti, tai visi Openą darė, tai plius minus reikia įsivaizduoti tą patį, kas buvo Open'e. Čia gal atsidaryti kažkam International tą rulebooką su judesiais, gal čia žmonėms yra sudėtingiau. Kiek jie ten gali keisti? Patys judesiai, tu nori pasakyti, kokie bus, o jeigu jau žmonės nori standarto, tiksliai žinai, tai tada... Tikslo standartai yra taip International Functional
Fitness Federation oficialiam puslapyje. Taip, Ir aš manau, ten jeigu Volvo taikinys ten nuo funkcinis sportas 3 metrų iki 3,05 pasikeis, nu čia... Taip, Leidžiamas klaida. Handstand push-upsams, ne, yra handstand skirtumas push-upams, tos bokso... taip, vėliau puloveris, kad negali būti crossfitinis, kur iš apačios tiesiog rankom galima užkilti ant skersinio, bet reikia, kad pirmas makras kirstų būtų aukščiau. Daugiau kas... Irgi aš tokiu, neprisimenu, gal tos kažkiek linijos. Tausto barai, tenais ten, kad su kuria vieta pėdų reikia paliesti, nebėra. Nebėra, dabar su kuo nori gali. Nu tai va, tokios smulkmenos, bet daugiau viskas. Bet dar ką prie judesių norėčiau pridėti, kad neišsigastų dabar, kad pasakiau, čia bus kažkas naujo. Tai sport divizijai tikrai nieko nebus naujo. Jie darys tą, ką ir visada darė. Čia yra taip pat ir klausimų su separators, jeigu aš nepadarau, ar man geriau eiti tada į žemesnę ar ne. Tai principas bus labai panašus kaip su Openo stilium, tai kad... Sunkiausia ant galo. Sunkiausia ant galo, bet dar daeiti iki jų irgi bus ką veikti, tai nebus taip, kad pirmą minutę praėjo workouto ir 9 minutės aš bandau ten, nežinau, ant rankų paeiti, tai tikrai taip nebus. Tai tie, kas gerai judės, jie turės galimybę padaryti tą separator, o jeigu... Man šiaip su separatoriu, čia dabar toks mažas off-topikas, yra labai fainai, ypatingai per Openą būna, ne, vat žmonės nepadaro kažkokį tai judesio, ten ilgai jau daro, bando, drillina visą kitą ir tada ateina Openas ir tas Open Magic atsitinka, ne, kai padaro tą savo pirmą masalapą, visą bendruomenę ploja, tai aš irgi sakyčiau, kad jeigu viską padarai iki to separatorių, tikrai reikia eiti bandyti, nes tame yra emocija visas sportiška. 100 kg nečia ant galo, gal Igoris pagaliau patrauks. Aš tai vieną rungtį galime dalyvauti? Taip. Gerai. Ką reiškia pagaliau? Antrą kartą. Gerai. Skaitom, kas... Klausia, šiaip logiškas klausimas. Kaip čempionatė su šokdinimis? Ar galiu turėti savo, ar organizatoriai paskiria? Tikrai galime turėti savo, nes retas atvejs, kai duoda organizatoriai, tai paprastai būna, kai jau būna heavy rope ar drag rope, kažkas tokio, ne? Kai yra paprastos šokdinės, tai tikrai kiekvienas savo. Tai geriau turėkit savo. Aišku. Ir geriau turėkit 2 šokdinės. Na, tarkim, žinau, kad kažkas ten crossoverius daro su viena, 2 su kita, 3 su dar kita, ne? Tai... Nu ir maža, ką, jeigu šokinės šokdinį, kažkas proks, galiukas atsisuks, tai pasiema kitą šokdinį ir šokinėjai toliau. Nuo kelių metų galima dalyvauti sport kategorijai. Oficialiai mes sakom, kad ta kategorija yra nuo 18 metų. Bet irgi mes, šiai dienai yra toks, sakykime, šiek tiek slidus klausimas, ne kiek slidus, kiek mes žiūrėsim tiesiog pagal registracijas. Ne? Ir jeigu mes, tarkim, matysim, kad į merginų 17-18 klasę užsiregistravo tik tai 2 merginos, kurios mums, tarkim, yra puikiai žinomos, aš tiesiog kaip pavyzdys, arba 3, Taisija, Aleksandra ir Eva, ne? Iš Estijos ta mergina. Ir daugiau nėra su kuo varžytis, tai greičiausiai jom tarpusavyje 3 nebus didelio įdomumo varžytis, ne? Tai mes tokiu būdu tada, mes juos bandysim pakviesti į sport kategoriją, kad jos su kitom merginom dalyvautų, bet tokiu būdu mes užtikrinam, kad jos jau atitinkamai turi kelialapį į rinktinę. O tenais eina į sporto klasę tiesiog varžytis kitame lygmenyje, tokiu pačiu būdu gauti daugiau tos varžybinės patirties kitokios. Tas pats su bernais. Aš teisingai suprantu, gal čia, Robertai, tau daugiau klausimas, kad sport kategorijos workoutai bus panašus į jaunimo workoutus. Taip. Jo. Taip. Tai ir norėjau. Ir tas pats su bernais. Tikrai žinom, kad kokio pajėgumo turim bernų ir tie patys Mindaugas Mikhailovas, jis visada Lietuvos čempionate dalyvauja suaugusių divizijoje. Neaišku, ten mes prašysim ten tėvų sutikimų, vis kitą, bet čia iš formalumai. Tai matysim, kaip registruojasi vaikai ir žiūrėsim, ar jiem tarpusavę įdomu varžytis, ar yra tikslo jiem varžytis tarpusavę, ar geriau mes juos sukišam į sport klasę. Gerai, bet tarkim, tu esi vienas kategorijai savo ir tu dalyvauji sport grupiai. Taip. Bet tu sport grupiai tarp kaip nelaimėjai, bet tu savo kategoriją laimėjai. Savo kategoriją taip, tu laimėjai. Nes tu taip ar taip jie būtų laimėjęs. Taip, supratau. Gerai. Kaip vertinate LKL finalą? Ar gerai, kad Žalgiris pakeitė trenerį? Galima spėjimą kino klausimas? Kino. Robertas? Ne. Ugnė? Ne. Paulius Brilinga. Brilinga ar Brilinga? Aš nežinau, jis niekad nepasako. Nesam paklausti. Tai reikės vėl pakviesti ir paklausti. Epizodas truks 3 minutės. Tai galim parašyti, klauskite dabar. Paulius dalyvau čempionate, nedalyvau? Neaišku.
jisai svarsto ir galvoja, jisai man paskutinį kartą prašė, jeigu būtų biškai deadline'as, užsiregistruoti būtų biškai pratęstas. Tiesa, labai gerai, kad tą temą pakėlėm dėl deadline'o, ne? Aš tiesiog kaip jau dabar organizatorius norėčiau pasiaiškinti, papasakoti, kodėl mums svarbu yra tie deadline'ai ir kas vyksta, nes visi pastebėt, kad atvažiuojate varžybas, jūs ten gaunat personalizuotus dalykus, kai kuriuos marškinėlius, atleto kortelės ir visa kita. Tokie dalykai užtrunka pasiruošti. Ir tas deadline'as, mes ir pratęsim jį dabar savaitę iki Liepos 6 dienos registracijos, tai jie ir ne šiaip nustatyti, kad mes norim. Čia jeigu nori gauti visą gerą startą per paką, taip? Mes kiekvienais metais esame lankstus ir kai žmonės, kad ir last minute registruojasi ir jeigu mes jau mūsų sporto skyrius mato, kad yra įkišti į hitus, ten nesikeičia smarkiai visas scenarijus visų varžybų, tai mes visada priemam, bet tada jau nepasižadam personalizuotų dalykų padaryti. Tai viskas labai mano galva tai yra viskas apie tai. Šiaip kalbant apie elitas, dabar panašu, kad jeigu nedalyvaus Paulius, tai visas pirmas trejetukas nedalyvavo šiais metais. Tai bus labai įdomu stebėti varžybos. Tai gal kažkoks naujas čempionas Lietuvos? Taip, tai iš 5 praeitų metų 4 nedalyvaus. 4 nedalyvauja ir dalyvauja, nebent Paulius. Tai tada dalyvautų tik tais Danielis ir Danieliui būtų didžiausias spaudimas, didžiausi lūkesčiai Danieliui. Palaukit, jūs ten kiek nurašė žmonių, yra Matas. Yra Matas, taip, bet čia žiūrim pagal pernai metus. Nes Matas nedalyvavo praeitais metais tiesiog, tai jūs jau taip nurašėte? Nenurašom tiesiog, kad pagal pernai metus. Gal Gedas pagaliau laimės? Gedas, Matas, Danielis. Vis tiek top 3 yra vis tiek, toks agresyvus pakankamai. Grikšas. Taip, apie galvojau. Užsieniečių kažkokiu gal bus užsiregistravę. Bet vis tiek kalbam daugiau apie Lietuvos. Turiu tokių, kaip čia, rumors, kad ten kilininkai labai stiprus ruošiasi atvažiuoti į varžybas. Tikrinsim. Tai tikrinkit, bet, kad elito klasiai turėtų būti įdomu. Visada įdomus, varžybos įdomios. Tai neatsakėt Paulius Brilingos klausimų, tai kaip vertinate LKL finalą? Žiūrėjot? Ar gerai, kad Žalgiris, aš tiesiog gal tik vakar ar užvakar sužinojau, kad toks vyko. Labai lasminutę, nelaimėjo. Taip, per paskutinį, jeigu neklystu, tritaškį tenais paskutinį įmetė ir laimėjo. Vaizdas buvo įspūdingas, aš asmeniškai nesu prisirišęs, komandos, man krepšinis yra šiaip faina žiūrėti. Priminė man Jordano tą akimirką, kai jis ten irgi ten yra kažkoks tenais senas istorinis klipas, ten kaip jisai paskutinę sekundę prametė, tai fainiai labai tokį užlaikytų. Tai, o kaip vertinate pakeitimą trenerių? Pasikeitė treneris? Jo, pasikeitė treneris. Italas buvo? Aš nežinau, kas ten toksai, bet jis ten neišleisdavo lietuvių, ten kitų ten suspykdavo, ten su juo ten kažkas ten tokio, bet aš nelabai ten kažkai žiūriu. Man tik nepatinka, kad Vilniečiai palaiko Žalgirį, o ne Rytą. Tai gal tie Vilniečiai tokie ir Kauniečiai? Kauniečiai turbūt Rytą nieks nepalaiko. Tai Paulius, aš vis žinau, kad klaipėdietis. Neptūnas. Gerai. Tiesa, žaisim Neptūno namų arenai. Vėl tie klausimai. Ar beginner klasėje reikės daryti atsispaudimus, pristrukimus? Hebra, greitai viską sužinosit ir pamatys. Neklauskit tokių klausimų. Jeigu ir žinosim, tai tikrai neatsakės. Visi surašyti svorį elite klasėje ar masteriams nuo 40 plus bus mažesnio svorio reikalavimo ar tie patys? Vėlgi šitas į programingą klausimas daugiau. Aš tik tai turbūt pakomentuosiu tą dalyką, kad elite kategorijoje pas mus, mes jau vis tiek žinom plius minus, kokie sportininkai registruojasi, ne? Tai mūsų elite kategorija yra KEM 5, yra vyriausia divizija, kuri elitui priskirta. Jeigu kažkas atsiras ir norės elitą į tą kitą diviziją, tai aišku visada prašome. Ir tada mes padarėm kategoriją KEM 5, KEM 9 ir PEM 4 šiais metais. Atskyrėm jas, PEM plus, atskyrėm į 2. Praeitais metais buvo viena. Tai ką noriu pasakyti, kad ta KEM 5, KEM 9 mastersų, ji irgi yra reitinguojama divizija. Tai ten irgi žmonės į Masters čempionatą gali per ją praeiti, kuris vyks į pasaulio Masters čempionatą. O dėl elite, tų amžiaus grupių ir tame tarpe ten 3-5, 3-9, KEM 5, tai čia programingas mūsų, tegul atsako.
Tai pernai metais, kaip buvo Europos čempionatas, nuo 40 ir prasidėjo... Nuo KM5 gal prasidėjo svorių mažinimas. Nuo KM5. Nuo KM5? Nuo KM5. Tai viskas vis tiek remsis pagal tai, kaip vyksta ir vyko prieš tai. Tai nebandysiu išradinėti aš kažką ten savo, tai bus pasižiūrėta į pasaulio čempionatus, Europos čempionatus ir pagal tą tvarką ir bus daroma. Tai galima pasižiūrėti pernai metus, kad ir tą patį Europos čempionatą, kuris vyko Lietuvoje. Nors, sakykime, irgi iš savo pusės, aš, aišku, niekada man neišeina dalyvauti Lietuvos čempionate, bet, sakykime, pagal, kokį jaučiu, kokiam esu lygmenį sporte, tai, man, jeigu aš būčiau KM4 savo divizijų, mane negazdintų elite svoriai. O jeigu 100 kilos nečas? Jeigu kaip separatorius. Vienas. Prasideda workoutas. Taip, svoris gali apribuoti, bet, Kiekvienas workoutas prasideda nuo 100 kg snatch. Taip. Tada KM5 reikia laukti KM5. Gerai, patinka man klausimas. Ar bus dopingo kontrolė? Geras klausimas labai. Tai su dopingo kontrolė yra taip. Mes atsakymą šitą klausimą nežinom. Jeigu mūsų Lietuvos antidopingo agentūra įtrauks į planinių patikrinimų kalendorių, tai tada bus. O kiek testų, jeigu įtrauks, šito atsakymo mes neturim. Tik tai žinom, kad dėl pasaulio čempionatų tai tikrai patvirtinta bus, nemažai testuojama bus, tai šitas taip. Lietuvos čempionatui neturim jokių susitarimų su Lietuvos antidopingo agentūra. Čia toks klausimas iš Rūtos, kurio aš nelabai supratau, bet gal tu kažką žinosi labiau. Kaip tikrinsite, ar dalyviai turi antidopingo mokymų sertifikatą? Taip, tai yra toks, kaip čia naujovė šiais metais, dar kitais metais jau buvo nepristatyta Lietuvos antidopingo agentūros. Mes buvome pasidalinę savo specializuotose grupėse, kas ir kaip tai bus. Patys dar nežinom labai tikslaus algoritmo ir kaip tas visas turi atrodyti, kokiom divizijom taikoma, ar rūkis turi, tarkim, tą turėti. Tai pasitarsime su Rūta Banytė, su Lietuvos antidopingo agentūra ir išrasime ir sutarsime dėl geriausio būdo, kaip tai padaryti. Čia yra kažkokie mokymai, kur tu gali online gali. Tai sertifikatą gal reikia, tai išklausėjai antidopingą, taip. Čia kur ir mes ėjom. Mes ėjom, bet ir nuotoliniu būdu tu gali tai gauti, prisijungti kažkaip, praklausyti kursą ir gauti sertifikatą. Pavyzdžiui, dabar Lietuvos sunkiosios čempionate, kai dalyvausi, tu turi pateikti šitą sertifikatą jiems. Jis galioja dar? Kažkiek metų galioja ar kiekvienais metais reikia? Nežinau, kiek laiko galiojantis jisai. Čia, aš manau, iniciatyva gera ir man nuomonė tai būtų per visas kategorijas, nuo jaunimo visi turi turėti. O kaip tada klausimas, aš kol kas bandau savę pajauti, kaip man užtikrinti, kadangi atviras čempionatas, kaip man užtikrinti latvius, estus, lenkus tą padaryti? Užsieniečių gal nelabai mums rūpi, mes rūpiname savo atletais. Tai va, tai sakau, labai geras klausimas, labai geras laikas jam pakelti ir aš tiesiog iš savo pusės paprašysiu šiek tiek laiko ir mes grįšim su komentarais, kaip tas bus daroma ir vykdoma. Čia maždaug kaip tu duodi pažymą, kad esi sveikas ar pasirašai tą waiverį, tą sertifikatą ten pat įtraukti. Šiaip manau, reikia šitą dalyką. Mes visada tai darom, jūs patys neleisit sumeluoti, mes visada jau tai darom su rinktinė. Vat kai mes suformuojam rinktinę, ruošiamės pasaulio čempionatui, tai visi tie dalykai yra pas mus obligatoriai, be jų nebūna ir netgi gyvai darėm tos mokymus ir visą kitą. Dabar vat, kaip su prieš čempionato, dar neturiu atsakymą, tiesiog neturiu, reikia pagalvoti. Ten tie mokymai, aš kiek žinau, užtrunka ten porą valandų, paklausai jo. Valandą gal laiko, tada testas gal kažkoks ir šiaip faina. Iniciatyva žiauriai gera, mes visada už tą antidopingą spaudžiam nuo pat pirmų dienų. Yra jau ne tik atletams, bet yra kitas, mačiau, kursas. Jauni tėvams. Tėvams ir draugams ir treneriams. Kas irgi yra svarbu. Taip. Yra daugiau čia klausimų apie judesius, bet kaip ir sakėm, neatsakinėsimės į tos. Visų pirma, nėra ir tų workoutų dabar, kad būtų galima pasakyti, kad ar bus judesys ar nebus judesys. O visus standartus galima rasti internete. Kada planuojama plius minus paskelbti workouts? 2 savaitės iki varžybų arba savaitę iki varžybų. Taip yra pagal tarptautinę federaciją ir nustatyta, kad... Nuo 2 iki savaitės iki starto. Taip. Jo. Vėl, kalbam viduje, organizacinės grupės viduje, kalbam, kad nenorim, kad varžybų paskelbimas būtų žmonėm 2 savaitės kiekvieną dieną tų workoutų sukimas, ne? Vis dėlto, kad vieną kitą kartą žmonės išbandytų ir panašiai. Nes mano asmeninė patirtis,
Atėnų varžybos praeitais metais paskelbė prieš 3 mėnesius kažkas tokio. Ir tai tas pats per tą patį. Tu Instagramą atidarai, ten visi daro tos pačius varkautus. Kaip čia taip, 4 mėnesius visi tą patį darė. Biški boring gal. Taip, pritariu. Su Lietuvos čempionatu tiek? Ne, dar dabar apie rinktinės formavimą. Tai kiek dabar žmonių patenka į rinktinę, kiek iš jų į Europos čempionatą keliauja ir kiek iš rinktinės keliauja į pasaulio čempionatą. Dabar apie rinktinę. Tai po Lietuvos čempionato turėsime Lietuvos čempionato reitingų taškus, kuriuos suvesime į bendrą sistemą kartu su Open etapo rezultatais ir tokiu būdu jau bus galutinė reitingų lentelė sudaryta, kas kokią vietą užima šiai dienai. Po Lietuvos čempionato sekantis tarptautinis renginys bus Europos čempionatas. Švedijoje vyks Stokholme ir čia, kur mes važiavom praeitais metais su Luku Kirilovu ir Olga Rybina. Tai į Europos čempionatą visada keliauja tik tai vienas žmogus į vyrų diviziją, vienas į moterų diviziją. Kas naujo šiais metais, kad Europos čempionate jie darys taip pat 19-21 amžiaus grupę. Atskira. Ir į ją irgi galėsim siūsti po vieną žmogų. Tai 4 nariai. Tai čia daugiau kvietimas dabar visų trenerių pamąstymams, sportininkams ir panašiai. Jeigu jums tarp 19 ir 21 metų jaučiatės jau tame lygmenį, kur galim varžytis tarptautiniai arenui, tai mes tą patį padarėm amžiaus grupę Elite divizijoje subdivision, kad tiesiog pamatyti žmonės, ar jeigu jie yra. Bet tarkim neturim, man atrodo. Žiūrėk, Adomas Pirminas, man atrodo, laisvai sportuoja. Jo, supratau. Va, tai jis būtent to amžiaus, jis jau nebe su vaikais nebesivaržo, bet gal Elite dar anksti, ne, šitą. Tai tiesiog reikia paieškoti tų žmonių, nes naują diviziją įvedė, niekada nebuvom, niekada nežinojom, nesidomėjom, dar nesigilinom. Kaip junior. Va, tai maks, ką galime išvesti 4 žmonės į Europą, tai tikimės, kad tikrai 2 tikrai išvešim, jeigu atsiras jaunimo, tai irgi važiuoja. Tai važiuoja tas, kas ko gero pirmas vietas. Jeigu pirmą atsisako, aišku, tada rolloveris prasideda iki 2-3, ten galime. Rugsėjo 12-14 dienom. Tai čia gaunasi išeina taip, kad čia taip ir mūsų pokalbis taip chronologiškai sutampa, tai Europos čempionatas bus sekantį savaitgalį po Lietuvos komandinio čempionato, nes šiais metais čia labai karštos naujienos šio ryto, kad paskelbė Active Vilnius organizacija apie Vilniaus sporto festivalio datas, tai bus rugsėjo 6-7 savaitgalis tas ir kaip visad sekmadienį Lietuvos komandinis čempionatas. Ten jaunimo darėm praeitais metais, tada vyrų, mišrios ir moterų komandos. 6-7. Taip, tai mūsų bus 7. Rugsėjo 7. Robertai, gali kalendorių parodyti? Čia bus sekmadienis. Taip, kaip visada sekmadienį. Tai čia bus komandinis. 1+1. Taip. Vyras, moteris. Hyper medley formatas. Tai 2 valandų formatas. formatas. 6-7. Tai 7 dieną galite irgi pasižymėti kalendoriuose, kad Lukiškių aikštė. Toj pačioj vietoj tinkamės. Į jaunimo divizijos? Bandysim surinkti, praeitais metais praktika parodė, kad mes jas į vieną hitą sukišom ir tai buvo ar 4 ar 5 tik tai komandos, tai aišku, norisi daugiau, tai čia reikės patiems klausimus atsakyti, ar rungtis buvo, ar atranka, kas lėmė, kad taip mažai jaunimo norėjo dalyvauti, o galbūt man atrodo rugsėjo 1 buvo. Gal rugsėjo 1, čia jau bus vis tiek 2 rugsėjo savaitgalės. Tai atsakysime tos klausimus ir matysim, bet vyrų, moterų ir mišrius, tai tikrai ruoškitės. Kam patiko tas formatas? Ir tada... Tai galim dar toliau eiti ir tuos international pasaulio čempionatas. Tai ne, dar tada bus pasaulio veteranų čempionatas. Čia Australijoje? Australijoje. Lapkričio 21-23. Tu važiuoji? Visa delegacija važiuoja. Igoris, Robertas ir Petras. Kiekvieną, kad užimt kiekvienoje amžiaus grupėje po medalį. Robertas 3, tu 3-5, aš kiam. Reikia dar porą žmonių ir viskas. Ne, iš tikrųjų labai būtų įdomu nuvažiuoti, man irgi toks tikras sportinis noras sudalyvauti mūsų, ką mes kultivuojam sporto federacijų lygmenį varžybose, nekartą neteko sudalyvauti, bet aš matau, kad tenais 2 savaitės iki pasaulio čempionato yra datos to pasaulio veterano ir aš dabar ką tik jau beveik savaitę praėjus Čikagos grįžau, aš dar nemiegu, vis dar po 3-4 valandas tik tai dienoj, tai man labai džetlagais blogai veikia ir aš bijau, kad čia gali būti
fiziškai sunku grįžti iš Australijos ir tiesiai į organizacinį tą visą. Kaip jetlagas lietuviškai? Laiko juostų keitimo pasiekmes. Pagirios. Laikstabdys. Tai Australija turbūt toli ir brango, jo? Toli ir brango iš savo lėšų. Bet jeigu yra norinčių, tai... Bet žiūrėkit, ar Aruba kažkaip sumenedžinom? Bet kažkaip ten gavos taip labai patogiai. Tai gal jeigu irgi iš anksto viską ruoštis, gal irgi ten išeis. Nu, tarsi, taip, tai nėra nuvažiuoti į Lenkiją tikrai, bet tuo pačiu, jeigu svarstant taip, tai nepasilikti vėliau, o tarkim savaitę anksčiau nuskristi, tai tu gali ir atsigauti po to skrydžio, tada ir galbūt šiek tiek porą dienų paturistauti ir dar sudalyvauti varžybas ir tiesiai grįžti. Bet jeigu dalyvaujama bus pasaulio čempionate, tai nebūtų protinga dalyvauti. Čia vos ne vienas po kito starto. Taip, ne? Tai 2 savaitės iki kito, tai nebūtų pats protingiausias dalykas. Ir taip manau, kad gali net ir dalyvių, gal netgi tiek daug net nebus. Tai Australija ir dalyvaus. Australija ir Naujoji Zelandija. Ir 2 japonai. Bet svarbiau yra sekantis mūsų renginys, tarptautinis renginys, kuris vyksta Lietuvoje, pasaulio čempionatas. Gruodžio 5-7 dieną. 5, 6, 7. Čia jau 3 dienų renginys. Pačios varžybos vyks 3 dienas, taip, bet reikia nepamiršti, kad visada prieš varžybas būna federacijų asamblėja, kai visos ten federacijos susirinkia, tas biurokratinis toksai susirinkimas ir atidarimo ceremonija. Tai renginys praktiškai vyks nuo 4 dienos, nuo ketvirtadienio. Ketvirtadienis, penktadienis, šeštadienis, sekmadienis. Vyks Vilniui. Vilniui, Litexpo parodų rūmuose. Tai kaip visada mes patys savo keliam tas kartelės, kaip čia sakoma, lygiai ir jau ten viską bus tiek daug ir faina, kad patys negalim sulaukti viso renginio. Čia jaunimas ir elitas. Ir elitas. Ir komandos. Ir komandos. Dabar dėl formavimo. Pradėsim nuo jaunimo. Kiek žinau, jaunimos gali... Jaunimo mum kaip hostui, priimančiai šaliai, mum visiškai neriboja kiekį jaunimo, kiek galim registruoti vienoje ar kitoje divizijoje. Tai vėlgi kreipimasis į trenerius, tėvelius ir vaikus, jeigu tik tai turit noro, jau pradėkite dabar ruoštis, nes vien tik dalyvavimas tarptautinėje arenoje, tarptautinėse varžybose, namuose, Vilniuje yra, aš manau, patirtis, kuri gali būti, kad vieną kartą gyvenime atsitinka ir tikrai labai norėčiau, kad mes visas įmanomas vietas užpildytumėm. Bet pasižiūrėkit standartus, pažiūrėkit, kas buvo praeitais metais, kas buvo už praeitais, kad nebūtų tokio šoko. Tėveliai labai nori, kad vaikas dalyvautų, vaikas ateina ir nieko nepadaro. Tikrai taip. Tai bent į tą pusę. Čia vėlgi daugiau galbūt ir patys vaikai, aišku, atsakingumą turi turėti ir tėvai atsakingumą, bet ir treneriai. Kviečiu trenerius, dabar jau vis daugėja trenerių, kurie dirba su vaikais, tai ir CrossFit Laisvė gintas, ir pas mus Robertas Piotras labai daug skiria dėmesio vaikam. Labai norėtųsi, kad kituose klubuose irgi ta tokia kultūra atsirastų, auginti tą jaunimą, nes ir dėl sporto šakos pačios, nes reikia keisti jau tos, kaip čia, veteranus, sakykime, kurie atstovauja Lietuvą elit varžybose. Ir šiaip ir patiems klubams yra gerai, kad jie turi jau savo išauginę pamainą, kad turės veiklos ateityje. Dabar seniorų rinktinė, ta prasme ne seniorų, o seniorų, suaugusių. Taip. Kiek vietų kaip hostas mes gaunam? Turėsime po galimybę registruoti iki 10 žmonių į kiekvieną diviziją ir vieną komandą. Tai 10 žmonių, tai 10 vyrų, 10 moterų. Lietuvos top 10, elit kategorijai gauna galimybę varžytis pasaulio čempionate. Pagal reitingų rezultatus, taip, top 10 pagal reitingų rezultatus, vyrų ir moterų. Bet greičiausiai tai sutaps. Lietuvos top 10, vyrų, litų, moterų 10 ir viena komanda. Taip. Dėl vienos komandos. O kaip dėl komandos dabar? Dėl komandos dabar taip. Praeitais metais mes bandėm tą Openo rezultatą. Per Openą tada buvo užsiregistravo 2 komandos. Šiais metais nebuvo komandų iš viso užsiregistravusių. Mes bandėm iškoti, ar kas nors ir turi, noro neturi. Tai šitą, kaip čia, poziciją paliekam atvirą. Aš manau, jeigu susiformuos komanda ir pasakys, mes norim tą daryti, tai tikrai labai kviečiame. Ką turėjom praeitais metais, jūs tikrai, tu Piotrai, tu Robertai, Olga Rima pas mus buvo, paskui Rima pakeitė Monika.
Tai man buvo faina žiūrėti, kad jūs ruošiatės tam dalykui, jūs iš anksto jau susėdot, jūs važiavote kažkokias varžybėlės pasitreniruoti. Ne? Buvo matytas kažkoks progresas, aišku, buvo ir visokių dalykų, intrigų ir panašiai. Tai norėtųsi, kad tai būtų tokia komanda, nenorėtųsi, kad komanda susimestų paskutinę dieną. Davai einam for fun. Jo. Tiesa. Taip pat pažiūrėkit workoutus praeitų metų, už praeitų metų. Kad nebūtų, kad... Tai gal jūs išbėgsit su komanda vėl? Nu, mes dirbsim. O dėl tų 10 žmonių, tai federacija ar visus tos 10, kas pagal reitingą turėtų būti, ir juos ir kvies siūs į pasaulio čempionatą, ar pasilieka kažkiek vietų laisvų patiems nuspręsti, jeigu mato geresnį sprendimą. Kaip visada, taip, oficiali pozicija yra tokia, kad yra top 10, taip, bet mes visada po žvaigždutę paliekam, kad kritinius ar esminius sprendimus mes vis dėlto galim priimti ir šiai dienai mes su vykdomojo komitetu kalbamės, kad norime pasilikti 3 wildcardus į kiekvieną diviziją, kurie būtų out of to reiting. Galbūt ir tas reitingas visas top 10 gražiai sueina, bet norime turėti wildcardus, nes puikiai suprantam, kad kažkuriems sportininkams galėjo nesudalyvauti Lietuvos čempionate dėl kažkokių kitų priežasčių, negu tik nenoriu, ar maivausi, ar dar kažkas. Traumos, kaip pavyzdys ir visa kita. Tai norisi tą opciją turėti, mes ir praeitais metais turėjome, ne? Už praeitais metais, man. Kažkada mes turėjom, kad Gintą mes vis dėlto įkišom, nes mes visi suprantam, kad tuo metu jisai buvo geriausia, ką galėjom pasiūlyti rinktinė. Ne? Tai jau čia buvo mąstymas daugiau apie sporto šaką ir Lietuvos įvaizdį būtent tose varžybose, o ne aš čia noriu, arba galiu, arba paimkit mane. Tai va, bet kiek jau buvo tų dalykų, niekada neturėjom kažkokių kritinių su bendruomenė nesutarimų. Ne? Nu, tai visi gal būna tų šone kažkokių kalbų, tai gal geriau iš karto apie tai ir pakalbėti garsiai, ja, taip. kad visi žinotų, jog nebūtų taip, kad 10 žmogus kažkoks papolė, jis čia jau tikisi, kad dalyvaus pasaulio čempionate ir tada federacija jam pasako, žinai, tu buvai 10, mes tai pakeisim Gintu Petriku. Jo, aš sutinku, tai mes tą dabar iškomunikavom, bet ir tuo pačiu, ką noriu pasakyti, kad mes jau rugpjūčio mėnesio vidury jau turėsim tos skaičius, ne, tai ten užtruks savaitę, gal kitą suvesti visus dalykus po čempionato ir visada asmeniškai susisiekėm, pasikalbam ir visą kitą. Tai nebus taip, kad mes lapkričio mėnesį pasakysim kažkokią tai skaudžią naujieną. Tai visi viską žinos atitinkamų laikų, kad galėtų priimti savo sprendimus. Kažką dar? Klausimukų? Ar bus Hempstead Volkas? Bus. Visiems? Rūkė? Rūkė neturės tokį judesį. Nors pavyko, ką nors ištraukti iš Roberto. Taip ir bus paskui su jo programingo. Šitą turi man atsakyti. Ar yra galimybė bėgti aplink areną? Yra galimybė bėgti paplūdimį, Melnragėj? Taip. Nebūtinai turi būti arenoje, prie arenos, gali būti už arenos ribų. Taip. Trail Kuršių nerija, įspūdingas renginys, lapkričio mėnesį vyksta bėgimas Kuršių nerija. Nuo Klaipėdos iki Nidos. Gali būti run, swim, run. Visi klausė, ar gali būti plaukimas baseine. Visi klausė apie baseiną. Dabar jau ne. O tai ko nieks neklausia dėl riedučių tų? Cross country, kur vasaros. Plaukimo nebus. Dabar pasitaisyk, nes vėl sulauksi klausimą. Gerai, plaukimo nebus. Tai kas dabar lanko baseiną, gali savo abonementus stabdyti. Bet pasaulio čempionate plaukimas gali būti. Jo, tikrai taip. Taigi čia Lazdynų baseinas per gatvę perėt. Taip. Bet ir pasaulio čempionatą ne jūs programuosite, jau kažkas ten iš viršaus priešės, ne? Ten yra sudaryta darbo grupė tarptautinė, kurie visus tos programingus dėlioja, bet jie žinoma, jie konsultuojasi su mumis, kokios yra mūsų techninės galimybės, logistinės galimybės, ten įrangos klausimai ir visa kita. Tai aš manau, kad čia, šiaip man idėja patinka tą turėti baseiną pasaulio čempionate, aišku, ne jaunimui, o tik elitui. Matysim, kaip tai, jeigu tas visas pakojasi, kad tai yra įmanoma, why not? Žinai, ką visą laiką galvoju apie plaukimą jaunimui, duot su lentelį plaukti laikai ir tikojam daužai, kaip variantas. Ar bus workoutų live announcementas? Darysim? Kalbėjome kaip tik čia prieš porą dienų su organizaciniu komitetu. Lietuvos čempui šitą
praleisime, nes daug atima energijos tokie dalykai, tai jau savo bendruomenėje padarysim viską, pateiksim skaitmenizuotų būdų, o pasaulio čempui tai planuojam. Ką vienintelis dalykas, ką žinau, Julius nori padaryti, tai tiek Lietuvos čempionatui, tiek pasaulio čempionatui, tai visus judesius sufilmuoti, kaip jisai darė Europos čempionatui, kad nebūtų klausimų apie standartus, apie flow, visą kitą. Ko aiškiau būtų. Viskas, aš klausimų neturiu. Tai kitą podcastą padarysim jau, kai turėsim workoutus, jo? Šiek tiek pakalbėsim apie tai. Visi klausinėjo, kada podcastų bus daugiau, tai jeigu mes čia sakom, kad įrašom kitą podcastą, kai workoutai bus. Tai už greitai bus. Už mėnesį. Už mėnesį. 5 savaitės, 4, netiek ir daug. Jo, tai... Kokį mes reikia už 2 savaičių? O tu nenori kaip Castro pamėtyti hintų? Galvojau apie tai. Padarom. Bet tada taip išeina, kad jisai sako, dabar aš nežinosiu iki pat pabaigos, bet dabar jau žinos. Ar bent judesiai, tai vis tiek nebus taip, kad vienas aš čia pasiimsiu, sugalvojau. Taigi jie dažniausiai nuo sens turi hintai. Tai gali belika, o nufotkinį gertuvį. Padarom. Reikės viską susėt, ar ne? Pritrauksi už ausų labai lengva. Gertuvį, reiškia, norėsi gerti po workout. O, geras. Žiauri geras. Bet kuriam workoutui tinka šiaip. Tai Robertai Padarom. Gerai. Tai susitinkam po mėnesį. Sėkmės pasirašymai. Atletams tai liko 5 savaitės. Taip. Tai kaip aš visą laiką kartuoju, per 5 savaitės jūs stipriai savo formos nepakelsi turbūt, gali tik tai savo pagadinti, jo, tai protingai, skaičiuokit krūvę, dirbkit gal labiau ant skills judesių, kuriuo dar įmanoma kažkiek pagerinti jėgos, greičiausiai jau nepriauksit, kažkaip techninė bent dalyko. Daug valgykit, daug ilsėkitės, bus geriausias pasirašymas yra geras poilsis. Gero pasirašymo. Kaip mes baigiam visada? Ugnė! Ačiū, kibriukai.